Labas rytas. Štai, mes ant tiek esame išrankus, kad mano pusryčiai, o kur Vaižgantai tavo pusryčiai? Va, pasikį tokie pusryčiai. Mes netgi kitokius pusryčius skirtingus sugebam gamtai pasigaminti. Nes aš jau, kaip sakiau, esu kolduninė. Čia tie akiniai, kur mes, atsimenat, jeigu žinot arba nežinot, Tailande radom. Tai dabar radom ir sudužo. Tai dabar jau turėsim atsisveikinti, tai tamsta neturėsit akinių jau. Amen. Palaukit, ar negaliu atsveikinti, parodysiu, kaip saulė matosi per šitus akinius jums. Štai. Neverk. Gal darais? Gal. Pamatyt. Šiaip gal ir gerai. Normaliai, žinok, viskas normaliai yra. Viskas gerai. Nu, liuks. Šiaip belia kaip gerai įsimiegojom čia ant tų samanų, tai yra 3000 įsimiegojimas. Ir tie medžiai taip gražiai, ryte atsikėlėm, saulė tokia 3000 gražiai tarp tų medžių. Nu, fantastika. Smagiau, smagu pakeisti mišką, iš savo miško į kitą mišką išeiti miegoti. Smagiau yra. Iš vis dabar visas dienas vis skirtingoje vietoje mes čia miegam. Tai atsitiko tokia nelaimė. Šitai palapinė yra maždaug 3000 metų kažkur. Tai ir jinai jau atgyveno, matot, čia yra taisyta, visa kita. Ir atsitiko toks dalykas, kad nutrūko galutinai šitie dalykai ir dabar kiekvieną tą šuduką reikia surinkti. Vaižgantas dabar bando biškį su juosta suklijuoti ir bandyti sulankstyti be tos gumos, kur čia yra. Nes dabar reikia po vieną susirinkti ir bandyti renkant, sustatyti taip pagaliukus, kad jie neišsinertų, guma nebeprilaiko. Tai va, yra 3000 dalykų. Kol Vaižgantas dirba, galvoju, papasakosiu jums šiek tiek dar apie save, tokią istoriją. Apie tai, kaip mes nusprendėm nebepirkti jokių daiktų. Tai mes daiktų beveik niekada neperkam, kurių mums nereikia. Visada aš sakau taip, kad daiktai spaudžia, slegia ir kuo daugiau daiktų turi, tuo tau sunkiau yra gyventi, tuo daugiau jų tvarkyti reikia. Su keramika ir keramikos dirbtuvėm yra iš vis sudėtinga, bet aš per daug metų, kai gyvenam jauname, mes turim ten tokį virtuvėlę, kur ten yra 3000 daiktų ir ten ranka net nekyla ateiti susitvarkyti, nes ten yra šiukšlynas kart 3000, kart 3000. Bet pavyzdžiui, namuose, kad ir kaip greit apsiverti, namus labai greit susitvarkai, todėl kad stalčiuose nėra bereikalingų daiktų. Kuo mažiau daiktų, tuo greičiau susitvarkai ir tuo lengvesnis gyvenimas. Ir kad pirkti daiktą, tarkim, turi seną, nusiperki lygiai tokį pat naują, tą išmeti. Tai čia iš vis yra mums nesuvokiama ir labai iš vis esam pradėję vertinti seną, bet gerą daiktą, negu naują, bet nekokybišką. Ir nusprendėm, kokius metus nebepirkti jokių daiktų. Tai reiškia apskritai susilaikyti nuo bet kokių pirkimų. Seniau dar būdavo, nuvarai, va, žiūri, skudurynas, reikia maikių prisipirkti, reikia dar kažką ir galvoju, iš skudurino, tai čia iš antrų rankų ir panašiai, ir čia nėra, kad labai didelis vartojimas ar kažkas tokio. Bet dabar buvo tokia knyga, žodžiu, vadinasi Pinigų laiškai, parašė Titas, jeigu neklystu, labai atsiprašau, negaliu pažiūrėti, bet jeigu įsivesit Pinigų laiškai, tai rasit. Negaliu pažiūrėti, nes telefone saugau dabar video ir tas užtruks labai ilgai, o man reikia įrašyti. Tai tenai labai fainiai žmogus pasakoja savo taupimo istoriją, kaip jisai sutaupė per 5 metus 70 000 ir aišku, biški apie investavimą, biški apie... reikia atsakyti truputį, apie tai, kaip jam negėda dirbti visokius dalykus, kaip jisai eidamas gali paimti skarbonkės, jas priduoti, kaip jisai dirbdamas psichoterapeutų ir darydamas paskaitas po 600 eurų seminarus, dar dirba kurjeriu, nes jam tiesiog tai atsipalaidavimas ir kaip apie ego dalykus gal netgi, kurie ten gal daugiau miestiečiams skirta ta knyga apie tuos, kurie visiškai pasidavę tam vartojimui ir jau ten be galvos gyvena, tai jiem gal nauji dalykai tai būtų sužinoti ir išgirsti. Mum, ką ten kalbėjo, buvo visiškai gyvenimo būdas, norma ir, nu tiesiog. Ir
Ir dabar nusprendėm, dabar jau daugiau negu mėnesis tiesiog taupyti ir žiūrėti, kas būtų, jeigu mes apskritai nebepirktume jokių daiktų. Ir kai tu nusprendė nebepirkti, tavo ateina noras. Dabar irgi buvom Lidl parduotuvėj ir žiūriu tos silikoninės keksiukų formelės, žinot, 2 eurai kainuoja. Galvoju, kas tie 2 eurai, nusipirksiu tas silikoninės formelės, čia jokių problemų. Ir tada pagauni save, tu dabar nebepirki daiktų, yra žmonių, kurie pripirks už tave 1000 daiktų ir juos išmetinės ir tada tu galėsi tiesiog pasimti nemokamai, nes jie tiesiog nusipirks naujus į tuos, nes jie ieškos laimės daiktuose, kai laimė net ne daiktuose yra. Čia labai ilga istorija, kada nors apie tuos sutrikimus irgi papasakosiu, bet dabar apie savo patirtis kartais papasakosiu, kai tu nebenori pirkti ir staiga tau reikia kažką nusipirkti. Kalbu, kad nebepirksim daiktų, tai, tarkim, pirksim tokius dalykus, kaip jeigu kažką statybom reikės, tai cemento ar kažkas tokio, tai taip, maistą kokybišką, taip, bet aš kalbu netgi rūbus. Nes rūbų, kiek mes turim prisipirkę, aš taip galvoju, kad visam gyvenimui užtektų ir pas visus žmonės taip yra. Nes dažnai žmonės perka emociją. Jie nusiperka rūbą ir tada išmeta. Ir tada nusiperka kitą rūbą, nes tada tas išeina iš mados, užuot nusipirkę rūbą pagal savo gyvenimo būdą, stilių, kad tu visam gyvenimui būsi toks, koks, ta prasme, tu gali turėti stilių savo visam gyvenimui ir nusipirkti arba, kad ir, čia sunku paaiškinti, bet gal dalis žmonių gali tai suprasti, kurie stengiasi nebevartoti apskritai kažkokių nereikalingų dalykų. Ir aš dabar visiems aplinkiniams, aš daug sakau savo šeimos nariam, jeigu tu meti ten kokią patalinę lauką ar kažkas tokio, tai tu nemesk, palik, aš pasiimsiu, nes aš siūsiu. Aš esu baigusi, bet nelabai gerai ten siuvėjo, sukirpėjo mokymus, bet nuo vaikystės man siūdavau visokias nesąmonės, nes mano baba buvo tokia biški siuvėja, turiu siuvimo mašiną 100 metų senumo ir galvoju. Jeigu bus koks nors gražus audinys, patalinė, pledas, aš iš to pledo galiu pasisiūti fainus rūbus, kuriuos mėgstu. Tarkim, šita maikė man žiauriai patinka. Aš norėčiau lygiai tokios pat maikės, tik tai, tarkim, kitos medžiagos. Tai jeigu aš iš šitos maikės pasidarau lekalą, lekalas yra toks dalykas kaip šablonas. Ir tu gali pasisiūti, tokį pat rūbą gali pasisiūti. Tai žiemą galvoju, jeigu kažko reikės, paimsiu ir pasisiūsiu kelis rūbus, jeigu man reikės. Bet mes tiek visko esam prisipirkę, kad gal niekada ir nereikės. Juolab, kai tu užgyveni daiktą, atsiranda kokia tokia, tarkim, balinimo dėmė, nes į darbą matyti eidavau su šita, ar dar kažkas, tai daiktas tiesiog tampa labiau užgyventas. Mūsų galvo jis tampa labiau užgyventas. Tai matau, priešnekėjau beveik 6 minutės, labai atleiskite, atsiprašau, jeigu per daug, bet, norėjau pasipasakoti šitą temą, Vaižgantas dar nesusitvarkė, tai reikėtų dar pašnekėti, nes jis žmogus nesusitvarko. O aš, gerai, eisiu, reikia padėti. Bet mums belekai pasisekė, čia vakar turėjo lyti, viskas tobula. O dabar žiūrėkit, saulė šviečia, taip labai faina, čia belekai yra gražu, kamera net negali perteikti, kiek čia žavingai tos samanos atrodo. Ir lynoja tokiu švelniu, maloniu, tokiu krapėjimu. Žinokit, norėjau pasakyti, kad čia jūs neįsikvėpkit nevartoti, nes saulėta keramika.lt nėra vartojimas. Čia būtinai reikia pirkti. Čia, ta prasme, čia visai kiti dalykai. Jūs turit pirkti keramikos indus, nes jei nepirksit saulėtos keramikos indų, negausit jūs tada jokių video. Nes tai kaip reikės gyventi, tada reikės eiti dirbti kitą darbą, kad galėčiau kurti video. Tai neišeis tada kurti. Tai va, čia jūs neįsikvėpkit nevartoti. Kiek mėlynių, žinokit, yra čia bili kiek. Va, visas miškas vien mėlynių. Tarp kitko, pradėjo lyti stipriai, bet nieko nėra geriau. Ausinėse pas mane knyga ir mini ir relaksuoji, nes per tave vis tiek neperlyja per šitą
Lietpaltį, kaip faina. Kažkur Vaižgantas pasiliko, nežinau, laukiu jau beveik kiek laiko ir galvoju pafilmuosiu jum. Paskui gal nebus kada. Nieko nepadarysiu. Laukiau ir nesulaukiu. Jau galvoju, tai kur iš čia pasiliko ir kas jam čia yra. Minu atgal. Nesako, ai tu mink. Sako, tai aš pasivysiu. Ir beveik kiek laiko laukiu, tai kas jam čia buvo. Nesuprantu. Tai varau atgal ieškot. Kaip susinervinau, tai ne tas žodis. Grįžau iki pat, kur mes susipakavom vietos ir Vaižganto nėra, išsivilkęs kažkur. Aš neįsivaizduoju, dabar čia gali važiuoti laukais, pirmyn atgal, tai yra miškais ir jo nėra. Kaip gali taip atsilupęs būti? Žiauriai užnisa. Ir dabar nežinau iš viso, ar eis paskambinti, ar jis kortelę įsidėjęs ar neįsidėjęs. Turėjau pasiskūsti, nes nu kaip taip gali atsilikti, tada dingti kažkur ir nėra, visą kelią grįžau. Žinot, kaip nervuoja grįžti atgal ir supranti, kad nėra. O turėjo viskas būti fantastika. Klausau aš čia viską, lyja lietus, neperlyja. Viskas taip gražu. Ne, dingo, dabar turėsiu ieškoti. Ne, iš tikrųjų, bandysiu gal eis paskambinti. Ar tikėjotės, kad lietus bus 3000? Labai geras lietus. Žiauriai buvo stiprus lietus pasirodo, bet jau praktiškai išdžiūvom, tik tai gal kojines reiktų apsimauti, nes vėsoka. Bet mes esam patys protingiausi šiam pasauliu, nes sustojom į krautuvę, galimai paskui nebus nei vienos ir trūko vandens, tai pasiėmėm dar 3 butelius vandens, tai dabar esam pilni ir saugus, jau jokių problemų, galim minti ir gali iki vakaro nebūt parduotuvės, bet mes esam protingiausi šiam pasauliu, nes mes pasiėmėm ledų. Kai dabar esam biškį sulyje ir iš tikrųjų šaltokai yra, bet mes pasiėmėm. Vaižgantas, štai mano pasinaudos pavyzdžių, labai patogu yra taip telefoną turėti. Kaip senais laikais, atsimenat, kai būdavo tas Nokia 330 ir būdavo šniuriukas, kad galėtum nešioti. Paskui visi pasidarė tokie šūstri, nebeturėjo tokių šniuriukų. A dabar su tokiu šniuriuku labai patogu viską, nu, labai patogu. Aš noriu jums pasakyti, kai ką, nu, ta prasme, jūs patys nuspręskit. Vaižgantas sustojo po lietaus, sako, o kaip tu gražiai atrodai. Pasakyk, kad taip sakei. Buvo. Aš sakau, eik tu. Ta prasme, va taip atrodau. Žiauriai gražiai, kaip iš kapinių parėjusi arba verkusi 3 savaitės. Lietus buvo 3000, aš nežinau, kad bus 3000 lietus, nes į prognozes mes nežiūrim. Ir pasidažiau su tušu ryte, galvoju, o aš čia bus reportažai, bus labai gražiai, blakstienos gražiai atrodys, pint. Nubėgo iki čia, kadangi Vaižgantas sakė, kad aš labai gražiai atrodau, tai aš net nežiūrėjau į veidrodį, bet parduotuvėj veidrodis buvo ir tada pamačiau ir tada supratau, kad man jis melavo. Ir kai aš jį prigavau, kad jis man melavo, jis sakė, nebesvaik, sako, čia labai gražiai atrodo, tai gal jam patinka pankiški makiažai, aš nežinau, nu, ta prasme tos nu. Vaižgantas niekada nemeluoja. Tai gerai tada, jam patinka, jam čia yra gražu. Tai aš visą dieną taip atrodys, aš net nesivalysiu, nes čia yra gražu. Tai va. Suvalgėm ledų, pradėjom tingėti ir tada sakom, blemba, gal pasidarom kavos. Nu, ten buvo toks aparatas ir tada mes taigi neperkam belė kaip dabar visko. Sakom, euras tau. Tai per abu jau 3 eurai, o mes kavą tai su savim dabar pasiėmėm, galim pasidaryti, bet tada reikia geros vietos ir tada kai kokie debilai. Žiūrim, kitoj pusėj ten, nu, kitoj pusėj kelio, va tokia vieta. Tai dabar varom, tai tuo pačiu dar biškį ir kažką užvalgysim. Šiandien labai mažai numinėm, net neįsivaizduoju kiek. Oi, bet labai mažai. Tai, ne, bet svarbiausia nustojo lyt, nes iš tikrųjų galvojau, kad bus tas lietus nebaisus, bet pradėjo kojytės truputį, tada jau šaltai galvoju, eik tu savo. Ir apsidžiaugiau, kad nepasiėmiau kėdų, galvoju, dzin, nustos lyti, apsimausiu kojas ir bus gerai, bet dabar va, jau šilta, saulė. Tai kaip čia faina, eik tu savo, kaip
Čižėri, tai pasidarysim kavos ir atsitiko dar tokia nelaimė. Mes ten biškai susiginčiom, kuriuo keliu, kuris važiuos, pasirodo, neapsisprendėm. Ir aš susinervavus per kitą keliuką sugalvojau išlipti ir ten buvo toks kanalas. Ir bleba, neišlaikiau dviračio ir įkrito dviratis aukštyn, nu taip visas aukštyn ir čia yra miegmaišiai, o miegmaišiai yra neįdėti jokią celofaną ir dabar jie yra šlapi, bet manau išdžius iki vakaro turėtų išdžiūti. Tai va, čia. Na tai va, jūs nieko nežinot, tai pasakiau dabar. Kavinės mūsų nekenčia. Tai va. Minam. Ir taip aš vis matau, va tokie, žiūrėkit, kalva čia, ir čia taip saulė, ir tie viržiai 3000 gražiai atrodo. Ir aš taip galvoju, kaip faina tiem kokiem žalčiam yra, jie čia išsirango ant tos saulės ir guli, ir aš tada galvoju, o tai kodėl aš negaliu, kodėl čia reikia būtinai minti, kodėl reikia kentėti. Ir aš tik, pasižiūrėkit, kasiulis čia yra, iš Rainės. Ir galvoju, davai sustojam ir prigulam. Tai va čia labai priguliau, labai smagu ant saulės, pasimsim šokoladuką ir įsidžiovinsim miegmaišius, nes jau buvau nusteikus, kad gal miegosim šlapiai, bet tie miegmaišiai yra tokie stebuklingi, kad jie išskalbti labai greitai išdžiūsta, kažkaip čia pagaminti, taip jau yra. Ir va, pakabinom ant šakos, jau viskas, kelios minutės ir bus sausi, tai nereikės miegoti šlapiai. Įdomi technologija kažkokia. A ne? Atslinks nemiga, nuvysiu ir tu nuvysi. Kaip gėlė, kaip ruduo, su manim be mane. Ir mylėk, ir nekęsk, kažkas ne taip, kažko dar trūksta. Tu stovi po tiltu basa, jauti mano prievartos skonį,